Tikriausiai jūsų projektas jau įsibėgėjo, visi užimti darbais ir gali būti net nepagalvojate, kad yra tūkstančiai smalsuolių, kuriem rūpi, ką jūs veikiate ir kaip jums sekasi. Nebūkite kuklus, pasidžiaugkite savo nuveiktais darbais, papasakokite, ką dar ketinate daryti. Viena esminė ir itin svarbi projekto dalis yra jūsų pasiektų rezultatų viešinimas. Tai, ką jūs padarėte, ką jūs pasiekite, turėtų sužinoti ne tik jūsų artimiausias bičiulių ratas ar keli mokytojai, kurie prisidėjo prie projekto vykdymo, bet tai, kad ta žinia pasklistų po vietos bendruomenę ir iš esmės jūs patys galėtumėt tuomet pajausti, kad jūsų darbas atliktas buvo svarbus, žmonės jį palaiko ir jie iš esmės džiaugiasi tuo, ką jūs darote. Džiaugiamės įdėtų savo darbų, kad padarėm viską, ką galėjom savo mokykloje, savo savivaldoje, tuose pačiuose savo miestelyje. Labai svarbu, kad jūs pasakotumėte tai, ką jūs darote. Ne tik apie savo rezultatus, bet jūs viešintumėte savo veiklą. Pirmiausia, rašytumėt mums, mes stengsimės jums padėti ir išviešinti jūsų veiklą internete ir per savo šaltinius. Tačiau taip pat ir jūs patys turite stengtis, kad apie jūsų žinotų. Ačiū Jums labai. Nusilenkiam ir žygiame savo vietas. Jūs galite mokykloje platinti informaciją, galbūt galite surengti kažkokį tai koncertą, vaidinimą, galite kviesti kitos mokyklos, manau, mielai norės sužinoti apie jūsų vykdomą veiklą ir gal net prisijungti prie jūsų. Paprasčiausias būdas, jūs turite visi socialinius tinklus, Facebookus, jūs galite ten dėti nuotraukas, galite dėti savo prisiminimus, pasiektus rezultatus. Žinoma, Facebookas puiku. Čia nemokamai galima talpinti visą su projektu susijusią informaciją. Tačiau verta pagalvoti apie dar platesnę auditoriją. Galbūt pavyktų susitarti su jūsų miesto laikraščio redakcija arba radijo stotimi, kurios galėtų reguliariai papasakoti įspūdžius tiesiai iš įvykių epicentro. Tradiciniai sklaidos kanalai, tokie kaip spauda, radijas ar jūsų regiono televizija, gal jums netrodo labai svarbi, bet iš esmės pasiekia pačią didžiausią dalį žmonių. Ir jei jūs norite, kad apie jūsų rezultatus žmonės kalbėtų, kad jums paplekšnotų per petį ir sakytų gerai darai, pasistengkite, kad jūsų pasiekti rezultatai ir jūsų projekto eiga būtų paviešinta šiuose regioninės sklaidos būduose ir tai tikrai nėra labai sunku. Visi jie turi savo internetinius puslapius, kuriuose jūs galite rasti kontaktinę informaciją ir paprasčiausiai jiems paskambinti. Jiems tikrai bus įdomu, jie tikrai jūs pakalbins, o jūs galėsite pasidžiaugti ir parodyti savo tėvams, kad yra jūsų nuotrauka vietos laikraštėje. Labai dažnai, kai kažką tai nuveiki prasmingo, tu labai nori pasidalinti viduje, nes tu matai tame prasme ir nori kitam apie ją papasakoti. Ir kai tu papasakosi kitam, jis papasakos dar kažkam, tai taip yra kuriama visuma ir mūsų bendrumas. Galų gale šitie tyrinėjami objektai yra istoriniai, yra mūsų visų praeitis ir mūsų visų istorija. Dėl to kiekvienam yra labai svarbu ją sužinoti. Nepamirškite svarbiausio dalyko. Atrasti istoriją ir dalinti savo žiniomis turi būti smagu. Labas, aš esu Povilas. Geras. Jei taip nėra, pirmiausia pasukite galvą ir pabandykite į viską pažiūrėti iš kitos pusės. Tegul tai būna įdomus, smagus ir prasmingas žaidimas.